kas vieniem yra įprasta, tas kitiem yra egzotika. Šiandieną į Vilnių važiavau ir iš jo grįžau su traukiniu. Tai to jau nedariau ilgą laikotarpį. Galiu tikrai pagirti Lietuvos geležinkelius. Puikus servisas, puikios paslaugos, viskas apgalvota, Wi-Fi'us, elektros rozetės, sėdynė, švaru, gražu. Kardinaliai skiriasi nuo to, ką prisimenu, kai važiuodam prieš 20 metų su traukiniais, kuriuose buvo mediniai suolai, dizeliukai tokie. Tai viskas yra pasikeitę tikrai į gerąją pusę. Ir kodėl nusprendžiau padaryti šitą video, tikriausiai tie, kas esate iš Lentvario kaip ir aš, tai sakysit, nu tai čia viskas aišku, bet kai aš persikraušiu į Panevėžį, aš iš tikrųjų pamačiau, kad žmonėms, kurie gyvena tenai, traukinys yra egzotika. Tai po to, bevažiuodamas traukiniu, pagalvojau, o juk yra pasaulyje vietų, kuriuose žmonės kasdieną keliauja vandens transportu ir mes atvažiavę randame tame įdomumą, kaifą, egzotiką, o jam tai yra kasdienybė. Tai pasaulis iš tikrųjų yra labai įvairus. Kadangi šiandien ryte gavosi taip, kad teko iššokti į traukinį, kuris jau stovėjo, tai natūralu, kad bilieto nenusipirkau. Priėjusi kontrolierė maloniai paklausė, ar turiu bilietą, pasakiau ne, jinai pasakė, kad tokiu atveju turėsiu mokėti 2 eurų paslaugos mokestį. Aš taip pajokaudamas sakau, nu čia baisu, žinokit. Tai ką jūs galvojat, nepaėmė jinai tų 2 eurų, išmušė tik tai faktinę bilieto kainą. Iš tikrųjų smulkmena tie 2 eurai, bet malonus prisiminimas ir kai tu matai, kad darbuotojam yra palikta teisė savarankiškai spręsti, o nebūti kažkokiais cerberiais, tai tikrai prisideda prie paslaugų kokybės gerinimo. Atvykus į Vilnių, vienas siužetas einant peronu priminė jaunystę, nes ėjo 2 žmonės, šnekučiavosi ir jau išėję iš stoties, atsisveikino ir išsiskyrė. Tai prisiminiau kaip ir aš, ateidavai į peroną, pasižiūrėdavai, kas stovi iš pažįstamų, prieidavai, pasisveikindavai, važiuodavai kartu, pabendraudavai, o jau išlipus iš traukinio ir daėjus iki stotelių būdavo dažnai, kad keliai tiesiog išsiskiria.